Labas. Šiandien trumpas video, kuriuo noriu šiek tiek paskatinti praplėsti požiūrį ir pastebėti gyvenime tam tikrus pasakymus ir tendencingumus. Dažnai išgirstu ir tikiu, kad ir jūs dabar pastebėsite tokius pasakymus, kada yra sakoma, kad stiklinė sudužo, arba telefono ekranas sudužo, arba sugedo, arba kažkas panašaus. Ir kas vyksta, atrodo, lyg stiklinė stovėjo ant stalo ir pati ėmė ir sudužo. Ne, tiesa yra tokia, kad aš ėmiau ir sudaužiau stiklinę, jeigu aš ją nuverčiau. Ir tai yra mano atsakomybė, mano šiuo atveju gal netgi kaltė, bet iš esmės atsakomybė. Dabar kas vyksta pasąmoningam lygmenį? Kai mes dažnai kartuojam, kad lyg tai ne mano atsakomybė, lyg tai ne aš esu šio įvykio lėmėjas, ypač kai eina kalba apie kažkokius tai, galbūt ne vis itin pozityvus dalykus, sudaužiau, išmečiau iš rankų, vėl suskyla ekranas, suskaldžiau ekraną ir taip toliau ir panašiai. Tai pasąmoningam lygmenį užsifiksuoja dalykas, kad ne aš lemiu tam tikrus įvykius ir tai yra ne mano atsakomybė. Ko pasekoj, gaunasi tai, kad norint sukurti kažką, tai imantis kažkokio projekto, mes lyg ir pasąmoningai numetam viską, kad nesusidėliojo aplinkybės. Aš negaliu, nes nėra tam tikri dalykai aplinkui susidėlioja, kad tai būtų įmanoma. Ir kuo dažniau mes sakome apie tai, kad kažkas sudužo, kažkas kitas kaltas, tuo mažiau prisiimam atsakomybės. O iš tikrųjų gyvenime, mano galva, apie 80% viso to, kas vyksta aplinkui, gal daugiau negu 80% lemiam kiekvienas mes. Lemiu tu, lemiu aš. Tai reiškia, tas atsakomybės prisiėmimas už paprastus dalykus vėliau lemia tai, kad prisimdamas atsakomybę už didesnius dalykus, pozityvius dalykus, drąsiau gali kurti, drąsiau gali pasiekti savo tikslų. Tai tikiuosi, kad šiek tiek aiškesnė tapo idėja, ką noriu aš papasakoti šio video. Jeigu tai, ką aš pasakoju, naudinga ir įdomu, prašau paspausk like, pasidalink su draugais. Jeigu sutinki, nesutinki, patiko, nepatiko, ar kažką norėtum papildyti, būtinai parašyk komentarą. Būsiu labai dėkingas. Tai ačiū tau, kad žiūrėjai ir iki pasimatymo kitose video. Iki.